Su pirmu trėmimu mano šeima, senelis, tėvelis, močiutė ir tėvelių sesuo buvo ištremti į Sibirą. Po 6 metų jie grįžo ir grįžę nusprendė vykti kaip galima toliau nuo tų vietų, kur gyveno, kad jų nepersekiotų valdžia. Ir taip aš gimiau Skuode, savo mylimam, gimtam Skaudelį, kur prasideda Lietuva, kur mano šaknis, kur mano draugai, iš kur aš pradėjau savo kelią. Iš Skuodo Vygaudą Ušacką likimas nuvedė į didžiausius ir karščiausius pasaulio politinius taškus. Nepaprastasis įgaliotasis ambasadorius, vyriausiasis derybininkas su Europos Sąjunga, Lietuvos atstovas Londone, Vašingtone, vienintelis lietuvis pasaulyje vadovavęs visos Europos Sąjungos diplomatinėms misijoms svarbiausiuose pasaulio taškuose – Afganistane ir Rusijoje. Atgimimo laikais, studijuodamas Vilniaus universitete, Vygaudas energingai įsijungė į Sąjūdžio judėjimą. Tapo vienu iš Sąjūdžio studentų sąjungos atkūrėjų. Tuo metu studijavau ir daug rašiau apie nepriklausomybę, laisvę, demokratiją. Spausdinau straipsnius Atgimimo redakcijoje, kur sutikau savo būsimą žmoną Loretą. Na, o kai sutikau, tai vis dažniau pradėjau rašyti ir lankytis Atgimimo redakcijoje. Mūsų šeima augo kartu su Lietuva. Mūsų santykiai stiprėjo kartu su tėvyne. Ji mums padovanojo vienas kitą, o Vygaudas iki dabar kiekvienus savo gyvenimo metus dovanoja Lietuvai. Per 28 diplomatijos veiklos metus aš įsitikinau, kad svarbiausias Lietuvos diplomatijos tikslas yra galingų, stiprių, vertybinių draugų rato plėtra. Todėl aš jų ir ieškojau ir plėčiau jų ratą, būdamas vyriausiasis derybininkas stojant į Europos Sąjungą, o vėliau Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose. Vygaudas Lietuvai paramos ieškodavo įvairiais nestandartiniais būdais. Galbūt nesakyčiau, kad laužė tam tikrus diplomatinius stereotipus. Man pačiam teko žaisti prieš kongresmenus, senatorius, esu buvęs Vašingtone, ten jų klubuose ir tikrai visą laiką vykdavo diskusijos, kalba, pažindinimas apie Lietuvą, apie jos ateitį. Taip, kad jis yra, mano manimu, tikrai rimtas nestandartinis diplomatas, kuris tikrai atnešė ir, manau, atneš Lietuvai labai daug gero. Tiek stojant į NATO, tiek į Europos Sąjungą Vygaudo vardą žinojo kiekvienas žmogus, kurio užtarimo Lietuvai reikėjo kaip oro. Jis stengiasi aplink save suburti pasaulio galingiausiusius, juos įtikinti, kad nedidelė Baltijos valstybė gali tapti naudinga sąjungininkė ir lygiavertė partnerė. Tapom Europos Sąjungos nariais, gavom JAV saugumo garantijas. Ir tai padarėm, kadangi mes buvom vieningi, kadangi mes išnaudojom savo draugų ratą. Na, o vėliau tęsiau darbą jau kaip Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje. Ekonominės krizės metais 2008–2010 buvau užsienio reikalų ministras. Vėliau Vygaudas Ušackas tęsė tarptautinę karjerą. Jis neabejotinai didžiausią pasaulinį pripažinimą pelnęs Lietuvos diplomatas. Neįtikėtinas faktas, kad Europos Sąjunga savo 28 šalių diplomatinės misijos vadovu, tuo metu karščiausiame ir viename pavojingiausių pasaulio taškų, Afganistane, skiria lietuvį. 4 metai atstovavimo Europos Sąjungos Afganistane, dirbant su garsiausiais karvedžiais iš Amerikos kitų kraštų, aš puikiai supratau, kas yra svarbiausia. Kad tai yra žmogus, žmogaus orumas. Aš žinau, ką reiškia, kai gauni kulką į langą, kai prarandi, netenki savo artimo draugo, kai skrisdamas malūnsparniu tave apšaudo, kai tu padedi išnaudojami moteriai arba beraščių vyrui. Aš tikrai žinau, ką reiškia karo zonoje, konflikto zonoje išlikti žmogumi. Amerikiečių kariai iki šiol prisimena Vygaudo asmeninę iniciatyvą slaptą kelionę į kalėjimą, kuris vedė sekinančias visą naktį trukusias derybas. Diplomatas nesitraukė, kol pats asmeniškai iš kalėjimo neišsivedė už krikščionišką tikėjimą mirties bausme nuteistų afganistaniečių ir nesuorganizavo jiems slapto išvykimo iš pavojingos valstybės.
Iš savo patirties aš žinau, kas yra karas ir kas yra taika. Ir kaip svarbu išlaikyti taiką ir laisvę, ką mes, Lietuva, turime. Tačiau negalime to priimti kaip savaime suprantama dalyko, kaip linkui tiek rizikų, iššūkių ir pavojų. Po sėkmingos misijos Kabule ES siunčia Vygaudą į kitą, vieną svarbiausių pasaulio politikos taškų – Maskvą. Tarnyba Maskvoje, būnant ES ambasadoriumi Rusijoje, sutapo su giliausia politinė, karinė krize tarp rytų ir vakarų dėl Ukrainos. Nebuvo lengva, tačiau aš stengiausi reikšti mūsų interesus, remintis mūsų principais, tačiau pagarbiai. Nors ir buvo grasinimai, buvo persekiojimai, buvo įspėjimai, skelbiant mane vos ne persona non grata, bet man pavyko išlaikyti tiltus ir reikšti principingą ES poziciją. Mano bičiulis Vygaudas, nors daug metų gyveno užsienyje, jis niekada neužmiršo Lietuvos. Jo globojamas Šventojo Pranciškaus onkologijos centras Klaipėdoje yra ypatinga pagalba onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Tai yra fantastiška. Vygaudo pilna visur. Tai didis žmogus. Jis ir daugkartinis vilties bėgimo dalyvis, ir KTU, Europos instituto vadovas, ir Lietuvos politinių tremtinių ir kalinių sąjungos narys. Ir svarbiausia, labai džiaugiuosi, kad jis yra Misija Sibiras iniciatorius. Vygaudo sukurtas Misija Sibiras projektas suvienijo tūkstančius jaunų žmonių į sąmoningą patriotišką bendruomenę. Po 28 sudėtingo darbo metų, per kuriuos Vygaudas sukaupė neįkainojamą patirtį, jis su šeima ir vėl grįžta kurti Lietuvai. Per tuos metus buvo daug įvairiausių patirčių, ir gerų, sudėtingų, ir skaudžių. Ir aišku, didžiausia patirtis, ką kiekvienas tėvas, matyt, kuo labiausiai didžiuojas, tai savo vaikais. Sūnumi, savanoriu kariu Raimundu ir miela dukra, Lietuvos patriotė Paula. Jis visada buvo man įkvėpimas. Net nebijau pasirinkdamas savanorišką karinę tarnybą. Mano noras kurti ir tarnauti tėvynei man buvo įskieptas nuo pat mažens. Daug metų gyvename užsienyje, tačiau visą laiką didžiavomės tuom, kad esame lietuviai. Tėtis visą laiką skatino atsigręžti šalies praeitį, iš jos mokytis ir tomis žiniomis remtis, kuriant ateitį. Mane įkvėpė Lietuvos praeitis, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lietuva nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Pasisemkim išminties iš praeities. Sugrąžinę viltį, parodę ir demonstravę politinę valią, išmintingai kurkime laiminčią Lietuvą. Tokią Lietuvą, kurioje saugiai, turtingai ir oriai gyventų nors 3 milijonai Lietuvos piliečių. Vygaudas Ušackas yra žmogus, kuris vienija ir ieško draugų, o ne priešų. Jis drąsus, stiprus, valingas. Jis taikdarys. Viltis, valia ir išmintis. Tai labai svarbu Lietuvai. Laiminčiai Lietuvai.